Naujųjų metų rezoliucijos. Jūs norite uždirbti 100 000 per metus, pradėti sportuoti, medituoti kasdien, laikytis dietos. Bet tiesa yra tokia, kad tik tai 9% jūsų pasieks šiuos tikslus. Peržiūrėję šitą video su tarptautinio lygio lektorė Sandrija Kudirkaitė suprasite, kaip pasiekti užsibrėžtus tikslus be atidėliojimų, be prievartos ir didelių pastangų. Atskleisime, kokias klaidas daro žmonės formuodami savo tikslus ir atrasite priežastis, kodėl nuolat perdegate. Kaip nustoti plakti save dėl vilkinimo ir nepasiektų tikslų. Suprasite, kaip sustabdyti savigraužos ratą, bet tuo pačiu per daug nepaleisti vadžių ir laikytis užsibrėžto kelio. Papasakosime apie sėkmės ritualus ir kaip jų taikymas savo kasdienybėje gali palengvinti kelią savo svajonių ir tikslų link. Suprasite, kaip užkurti vidinę motyvaciją ir kaip palaikyti produktyvumą net sunkiausiais gyvenimo etapais. Papasakosime, kodėl net pasiekus tikslą jūs aplanko tuštumos ir beprasmybės jausmas. Na ir galiausiai suprasite, kokie ritualai padeda nusiraminti, atgauti jėgas, o kokių ritualų įvedimas padės pakelti energijos lygį būtent jums. Na ką, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirštame paspausti mygtuką. Patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Agių dieną dažniausiai žmonės meluoja kitiem, bet mano praktika rodo, kad žmonės daugiausia tai meluoja savo. Prižada, kokie jie bus tobuli, ką jie viską darys. Finale, šiandien mes turim verbų sekmadienį, ne? Tai irgi labai laiku mes kalbame, nes verbų sekmadienį žmonės rykštele plaka savo artimuosius, savo šeimos narius, bet dar labiau aš matau, kad žmonės plaka save. Tai visas mūsų šiandienos pokalbis yra apie tai, kaip nemeluoti savo ir kaip neplakti savęs tada, kai kažkas nepavyksta, bet vis tiek nepaleisti vadžių. Tai man atrodo, kad svarbiausia, nuo ko reikėtų pradėti, tai pažinti save. Ką aš galiu pažadėti savo, o ko aš negaliu. Tai dažniausiai tas savęs plakimas ateina iš nesupratimo, koks aš esu. Aš matau, kai žmonės, pavyzdžiui, pasiima ir užsideda savo kažkokius neaktualius tikslus. Tai yra kažkada tas tikslas buvo jiems galbūt labai aktualus. Kaip aš sakau, išaugti tikslai. Ne? Tai būna taip, kad žmonės sako, jeigu mes pradedam dirbti, jie sako, aš norėčiau, sakysim, aš norėčiau padaryti, pasiekti ten kažkokį tai karjeros aukštumą ten savo. Kai mes pradedame kalbėti, tai aš suprantu, kad tas tikslas jau truputėlį pavėluotas. Kažkada prieš 15 metų jam iš tiesų tai buvo aktualu. Pavyzdžiui, pasiekti karjerą taip, kad būtų išoriai matoma, kad tas žmogus kažką pasiekė, turėti ar kažkokį tai laipsnį mokslinį, ar tai kažkokią tai poziciją darbe. Bet šiandien, kai pradedam nagrinėti to žmogaus tikslus, jis jau išaugęs tą tikslą, jam jau jis yra nebeaktualus. O jis dar varo ant to išaugto tikslo ir bando pritemti ir sako, kažkodėl man nesigauna, kažkodėl aš nesijaučiu laimingas. Todėl, kad tikslas gali būti jau nebeaktualus šiai dienai. Galbūt su ta branda, kurią jūs turite po 15 metų, jūsų tikslas turėtų skambėti visiškai kitaip. Ne karjeroje, o pavyzdžiui, prasmėje, kurią aš įdedu į darbą. Ir tada vien suformulavus tą tikslą kitaip, jis tampa jums jau ir aktualus, ir savo. Tai pirma tokia, kai mes šiandien kalbam, prisimenat, apie 3 paslaptis tam, kad moteris būtų laimingos. Tai pirmoji ta paslaptis, tai savęs pažinimas. Pažinti save, kas man tinka šiam etape, kas man netinka, pavyzdžiui,
Aš matau žmonių, kurie laksto po įvairias dvasinės praktikas, jogos praktikas. Ir aš pati daugiau negu 20 metų praktikuoju jogą. Ir matau, kaip ne visiems veikia vienodos praktikos. Pavyzdžiui, žmonės nepažinodami savęs, sakysim, išmokę, kad kai stresas, reikia kvėpuoti. Ir užeina didelis stresas ir žmogus sėdi kažkokioj meditacijoje ar kvėpavimo praktikoje, bando nusiraminti ir dar labiau nervuojasi, nes jam nepavyksta nusiraminti. Labai stengiuosi nusiraminti, sėdžiu meditacijoje arba darau kvėpavimo pratimus ir man jie netinka, nes tiesiog nenusiraminu ir dar nervuojasi, kad aš nenusiraminu. Matau jūsų 7, ačiū, aš jau iš karto jaučiuosi geriau. Tai iš karto pasakysiu, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs esate temperamentingas žmogus, tai jums gali šitą praktiką nesuveikti. Jeigu, pavyzdžiui, man dabar yra didelis nervas, tai galbūt aš turiu padaryti, 50 pritupimų, 20 atsispaudimų ir fiziškai save visiškai nukalti per labai trumpą laiką. Ne per 1,5 valandos jogą, o per, pavyzdžiui, fizinius, aktyvius pratimus, kurie užtruks gal tik tai, 10 minučių, 7 minutės. Ir tą akimirką, kada jau nukaliau save visiškai fiziškai ir mano protas pavargo nervuotis, tada aš greitai į trumpą meditaciją. Ir šitoks būdas, pavyzdžiui, man bus žymiai, arba žmogui, kuris yra panašaus temperamento, jis bus žymiai efektyvesnis. Kaip suformuoti geležinius įpročius, kurie padės siekti išsvajotų tikslų, palaikys motyvaciją ir leis tau pritraukti sėkmę. Šitas video yra tik tai maža dalis to, ko galite išmokti išsamiame lektorės Sandrijos Kudirkaitės kurse Kasdieninių įpročių valdymo paslaptys. Šis 7 dalių praktinis kursas padės susikurti jūs palaikančią ir motyvuojančią sistemą, padėsiančią judėti savo tikslų link. Sužinosite stagnacijos saviugdos kelyje priežastis ir būdus, kaip jų išvengti. Surasite tiesiausią kelią į savo tikslų įgyvendinimą. Kaip išlaikyti balansą tarp aktyvios veiklos ir darnos šeimoje, neprarasti optimizmo ir palaikyti nuolatinį entuziazmą savo gyvenimo rutinoje. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Tai prisimenat, mes kalbam apie tai, kaip judėti tikslo link su džiaugsmu, ne chaotiškai ir su sąmoningai. Tai yra nepuldinėti iš vienos pusės į kitą. Tai vat pirma tokia paslaptis, kurią aš norėčiau ištransliuoti, tai pažinti save. Antroji priežastis, dėl ko dažnai žmonėm nepavyksta nuveikti dalykų, kurie norėtų atsidurti, todėl kad jie vis laukia. Tai yra, tarsi daro kažką, bet lygiai taip pat kaip aš, laukia idealių sąlygų. Tai mūsų užduotis nelaukti, o pažinus save veikti. Veikti, kad ir labai mažais žingsneliais, kad ir, pavyzdžiui, šiandien nepavyko, nieko tokio. Šiandien nepavyko, po kažkiek tai laiko pamatysite, jeigu anksčiau iš 10 kartų tik 1 kartą pavyko, kai stengiuosi. Bet jeigu aš nepavargsiu ir toliau darysiu, tai pamatysite, kad po kažkiek laiko iš 10 gaunasi 5, tai reiškia jau pusę kartų gaunasi. Dar po kiek laiko pamatysite, kad man iš 10 tik 1 kartas nesigauna. Tai vat, ko labiausiai man norisi palinkėti ir pasakyti, kad raktas į mūsų tikslą, kad jisai būtų džiugus tas kelias ir toksai tvarkingas, tai mums reikia turėti ramsčius. Pirmiausia, kaip sakiau, save pažinti, tada veikti nepaisant turbulencijos, kuri vyksta aplink mus. Likimas, gyvenimas, šeima, jie visą laiką mus provokuos. Mes neturėsim idealių sąlygų, bet užuot laukusius arba sustingusios
galvoti, va dabar prakvėpuosiu, prabūsiu, o paskui viskas bus gerai. Ne, mūsų užduotis veikti, daryti mažus dalykus, kuriuos mes galime padaryti šiandien. Bet paremiant save ritualais, sėkmės ritualais. Tai tam, kad tie ritualai pavyktų, jie turi remtis į mūsų tikslus. Aš matau labai dažnai, kad žmonės, prisimenat, mes kalbam apie tai, ką daryti, kad mes neperdegtume. Tai žmonės perdega tada, kada jie neišsidėstę savo tikslų visose srityse. Dažniausiai jie nueina į kokį nors seminarą, išgirsta ką nors įkvepiančio, tada įsikvepia, susidėlioja tikslus vienoje ar dviejose srityse, tada stipriai save užspaudžia nepažinodami savęs. Ir tada, kai tu nebepažįsti savęs, o užsispaudęs eini tikslo link, žinoma, kad bus apleistos kažkurios kitos sritis. Ir kai apleistos tos kitos sritis duoda apie save žinoti, pavyzdžiui, dariau karjerą, apleidau šeimą ir sveikatą. Arba labai kreipiau dėmesį, visiškai diametraliai priešingas pavyzdys, labai kreipiau dėmesį į šeimą, bandžiau visur patekti ir apleidau save. Ką tada darau? Tada, oi, dabar aš ieškau savęs, perdegiau, tada viską metu apleidžiu šeimą, apleidžiu savo karjerą ir ieškau savęs. Nu tai žinoma, man tada pritrūks pinigų arba šeima sugrius ir tokiu būdu likimas arba Dievas arba visata man parodys, susiimk. Tai kad dažniausiai tie perdegimai būna tada, kai mes nežinome tiksliai, kaip išdėlioti savo tikslus, kad jie apimtų visas absoliučiai mūsų sritis. Tada antras dalykas, ko mums labai reikia tam, kad mes galėtume judėti neperdegant, tai kaip sakiau, tų ritualų, pažinti ir žinoti, kokie ritualai man veikia, jeigu aš noriu pasiekti savo tikslų. Ir jeigu aš kasdien nepagaminu po tam tikrą kiekį dopamino, šiandien mes nekalbėsime daug apie dopaminą, pasakysiu tik tai tiek, kad tikslai ir ėjimas gyvenimo keliu yra labai tiesiogiai susijęs su dopaminu. Tai jeigu to dopamino pas mus nėra, ir dopaminas yra motyvacijos, laimės hormonas, tai jeigu mes nežinome, kaip jo pasigaminti fiziškais paprastais būdais ir, pavyzdžiui, mūsų tikslai dar papildomai mums nepagamina dopamino kiekio, tai labai tikėtina, kad jūs būsite panašios į mane, taip, kurios daug pasiekia, išoriškai atrodo viskas gerai, bet viduje nesijaučiam laimingos ir jaučiamės tokios, tarsi išdegintos. Tai mes turime kursą, kuriame daug kalbame apie dopaminą, jo santykį su tikslais. Šiandien galėčiau paminėti tokį paprastą. Didelis tikslas, kuris yra daugiau negu mano asmeninis komfortas. Tai tikslo dydis tiesiogiai susijęs su dopamino kiekiu. Jeigu mano tikslas yra baigėsi ten, kur yra mano komfortas, pavyzdžiui, turėti gerą šeimą, patogiai įsipatoginti gyvenimą, gyventi saugų gyvenimą, per daug neįsitempus dirbti ir pradirbti viską, ką reikia, prabūti tas valandas, tai labai tikėtina, kad kiekvieną kartą, kai aš pasiekiu savo tokio panašaus tikslo, ten pavyzdžiui, išvažiuoti į atostogas, kad mano vaikai būtų sveiki, tokie mažiukai tikslai, kurie vis yra mano šeimos lygyje, tai labai tikėtina, kad kai aš pasieksiu savo tikslą, tai mane apims tas tuštumo jausmas. Tai tas tuštumo jausmas pasiekus vienokį ar kitokį tikslą, jisai ir rodo, kad jūsų tikslai yra per maži. Labai ačiū, matau jūsų 8, tai rodo, kad aš nuspėjau, kuo jūs gyvenat ir kuo kvėpuojat. Tai tada vienas iš tokių greičiausių būdų
peržiūrėti savo tikslą, nes jeigu jūsų tikslas yra daugiau negu jūsų komfortas, pavyzdžiui, išauklėti savo vaikus ne tik tai gerais žmonėmis, bet pavyzdžiui, gerais Lietuvos piliečiais atnešančiais naudą ir dirbančiais darbščiais Lietuvos labui. Jau mano tikslas išeina už mano šeimos ribų, kad aš galėčiau didžiuotis tiesiog savo vaikais arba kad mano vaikai būtų laimingi. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu jūs ne tik tai einat į darbą dėl to, kad galėtumėt dirbti, uždirbti ir po to pragyventi ir turėti atostogas, bet tam, kad Lietuvoje žmonės ką nors daugiau turėtų, geriau darytų, geriau gautųsi. Tai yra, jeigu mano tikslas yra didelis, kuriam įgyvendinti reikia galbūt 10, 15 ar 20 metų, tai net tada, kada aš esu tragiškai pavargusi, tai vat, čia ir yra raktas, dideli tikslai. Jeigu tie tikslai yra dideli, iš vienos pusės, bet iš kitos pusės, aš žinau, kokiais mažais kasdieniniais ritualais aš galiu paremti save tame kelyje į didelį tikslą. Tai net tada, kada aš esu tragiškai fiziškai nusivarius, aš matau, turiu tą tokį jausmą. Eina sau, kaip pavargau, bet kaip man patinka tai, ką aš darau, arba kaip aš matau prasmę tame, ką aš darau. Būtent va tas prasmės žinojimas, jisai suteikia didžiulį laimės pojūtį. Tai ne kas kita kaip dopaminas ir tai suteikia mums jėgų eiti ryte, pavyzdžiui, atsikelti, net ir mažai miegojus, vėl su šypsena, vėl įsikvėpus ir vėl eiti tolyn. Tai grįžtant prie to, kas tie 3 dalykai, kuriuos mes turėtume daryti, tai ritualai, kurie mus palaiko kelyje į antras, į tikslą, tikslai dideli. Ir 3, tam, kad neperdegtume, tai duoti savo laiko. Laiko sukurti, atpažinti tuos ritualus, kad be įtampos, be to kalties tragiško graužimo galėčiau eiti pakeliui į tikslą. Tai mano užduotis šiandien parodyti tokį bendrą vaizdą ir išvengti ir atkreipti dėmesį, kokių klaidų reikėtų nedaryti tam, kad neperdegti ir tam, kad tos įvairios technikos, pavyzdžiui, ritualai veiktų. Tai jau minėjau, kad svarbu pažinti save, kad tie ritualai būtų pirmiausia savo ir aktualūs jums šiuo metu. Tai grįžtant prie to, kokie turėtų būti tie ritualai. Tai labai dažnai matau, kad žmonės turi įsipatoginę savo tokią patogią sritį. Pavyzdžiui, vieniem labiau patinka fiziniai ritualai, kitiem labiau patinka protiniai. Pavyzdžiui, kurie sako, fizinė dalis visai ne mano. Tai va čia, pavyzdžiui, vieni iš jūsų rašot, va man padeda plaukiojimas baseine, pasivaikščiojimas parke su šuniuku, pasilepinimas šiltoj vonioj. Vita rašo, ne? Fiziniai lėto tempimo pratimai. Tai va Vita labai aiškiai įsivardinusi, kad man tinka fiziniai ritualai. Liuks, čia jau yra kelias į save atpažinimą, savo pažinimą. Bet fizinės sritis yra tik tai viena iš sričių, kuriuose mes turėtume turėti savo ritualus. Ta fizinė sritis mus greičiausiai nuramina. Žiūrėkit, mums kodėl reikalingi tie ritualai. Tam dėl 2 priežasčių. Kad arba mes turėtume energijos daryti, ką turime daryti. Pavyzdžiui, energijos, užsispyrimo, arba turėtume tą emocinį stabilumą. Kai liūdna, kad būtų ne taip liūdna, kad kai nervuojuosi, būčiau truputėlį tokia labiau atsipalaidavusi, kai pavargusi, rasti kaip greitai atsistatyti. Tai mums vis tiek visi ritualai reikalingi dėl šitų 2 dalykų. Ir žiūrėkit, kokie mes skirtingi. Va, vieni rašo bėgiojimas. Tai akivaizdu, kad tai yra temperamentingas žmogus. Jam reikia išbėgioti įtampą.
O kitam reikia judėti, kad atpalaiduoti galvą. Nu, pavyzdžiui, vaikščioti, ne? Va, žiūrėkit, Edita rašo, darbas sode, nuliuks, pažiūrėkit, kokie mes skirtingi. Tai vat, aš esu tikra, kad daugelis iš jūsų jūs jau darote įvairius dalykus, tik gal kartais nesusimastote, kas tai yra. Pavyzdžiui, mano mama, tai aš dabar, va, pavyzdžiui, atkurčiau ir prisiminčiau, kad tik kai mes gyvenome mažame butelyje, tai mama visą laiką sekmadieniais vakare užsidarydavo ilgai vonioj. Ir toj vonioj gulėdama aš visą galvodavau, ką mano mama daro. Ir dabar, pavyzdžiui, jeigu aš jos paklausčiau, mama, kokie tavo yra sėkmės ritualai, jinai sakytų, neturiu jokių ritualų. Bet jinai nejučia, nežinodama, taip atsistatydavo. Tai būdavo jos laikas savo. Tai vat ir jūs, matau, žiūrėkit, va čia rašot, kas sporto salė, kas sodininkauja, kas lygina. Vienam lyginimas bus prakeikimas, o kitam totali dinaminė meditacija. Tai vat suvokimas ir žinojimas, kas man tinka, yra pirmas žingsnis. Bet, kaip sakiau, labai svarbu, kad tie ritualai būtų ne tik tai fizinėje srityje. Jeigu yra fizinėje srityje, žiūrėkit, iš karto užduosiu tokį klausimą. Kas iš jūsų pastebėjote, kad tam tikri dalykai, nu va tie vadinami ritualai, jums padeda tada, kai viskas gerai. Bet kas esate išgyvenę tokią būseną, kad pavyzdžiui, įvyksta kažkas, kartais, nu, mažas konfliktas šeimoje, darbe. Kažkas paskui nepasiseka irgi šeimoje ar darbe. Tai jau du turim dalykus. Tada dar, pavyzdžiui, ten serga jūs ar namiškiai. Ir pradedat pamiršti, kad apskritai turite savo ritualus. Pradedat kažkaip gyventi nuo tokioj įtampoj visoj ir jau nebedarote tą. Pavyzdžiui, kas meditavo, jau nebeditavo, kas sportuoja, jau nebeina ten, kur eidavo sportuoti. Tada dar pradeda bile ką valgyti, tarsi visi ramščiai, kurie buvo, ėmė ir dabar pagriuvo. Tai kas esate tą išgyvenę, rašykite 9, žinosiu, kad jums irgi pasitaiko tokios fazės. Tai jaučiuosi ne viena. Tai dažniausiai tai vyksta todėl, jeigu mes turime per mažai ritualų, arba tie ritualai yra tik tai vienoj srity, pavyzdžiui, fiziniai, arba tik tai dvasiniai, arba tik tai protiniai. Ačiū, matau jūsų 9. Tai žiūrėkit, mes dar kartą noriu priminti, kad mes čia susirinkome tam, kad iš chaoso pereiti į tvarką, bet džiugiai, laimingai pažįstant save ir su mažais judesiais kasdien. Tai tie maži judesiai, maži ritualai, tam, kad palaikytų mus, jie turi būti bent 3 srityse. Jeigu jūs dabar, pavyzdžiui, niekada nebuvot savo įsivardinę, kas yra mano ritualai, tai dabar pirmasis jūsų uždavinys būtų savo pasirašyti po šitos paskaitos, tai kas man padeda. Ir kai jūs susirašot, kas jums padeda, atkreipkite dėmesį, kad ritualai tam, kad jie veiktų, jie turi būti fiziniai, dvasiniai ir proto srityje. Jie